sėkminga, truputį pasikoregavo planas. Tai pakeliam šiandien, uždedam ant žemagrindės ir čia prastovi žemagrindė iki 10 vakaro grubiai, nes negalim vežti dieną per daug remontų kelių, kad paskui neužkišti viso eismo. Teisiškai galėtume vežti, šitas nėra antiek negabaritas, plus pasikeitė biški įstatymai, bet dėl remontų palauksim nakties, tada nuvežam į Romo uostą, Romo įlanką. Dabar tenais, kur nauja visas moliukas padarytas su kranu. Ir tada rytoj, ryte vėl atvažiuoja strėlė, atvažiuoja stropistai, darbų vadovai. Ir 8 ryto jau tiesiai nuo molo kelia į vandenį mano bauchiausią. Tai šią naktį miegosiu jo klube. Kaip ir tokia situacija, biškai išsiplečia kelimas į 2 dienas. Bet geriau taip negu nieko. Tai va, prašau operatorių, parodyti. Šiandien beje operatorius Marius. Jau! Daug patirties. O. Žemelė kaip priklauso. Tvarkingai. Viskas gražu. Jo, stop juostas visur. Apsitvėrėm. Sakė, senelis su tėčiu irgi atvažiuos. Tai kažkur ten stovės turbūt, budės. Dabar laukiam dar keltuvo, nes su keltuvo apvažiuos visą bauchiausą ir sukabins esančius stropus. Nes ant stogo nelabai galima lipti, visur saulės panelės plius minus, tai nėra patogu ir saugu. Tai keltuviuką sulaukiam ir tada bus jau galima derintis kelimą. Suktuką turi? Turiu. Gerai. Platformos dar nėra, nesakė. Ką? Dar platformos nėra. Žemagrindės? Tai sakiau, kad tu neskubėk vežti. Tai čia, žinai. Sulygink variklius. Šitas tiesiai stovi, šitas biškį kampu. Tai traukutę reikia prailginti. Kol dar kebrytė nepakėlės. Turim paskutiniai remonto darbai dar. Nesibaigė. Netokį darė. Viskas gerai? Ai, gerai, užsidė. Gerai, kaip tu pažiūrėjau, kokia čia ta Duok, aš palaikysiu. mažinta. Iš viršaus, duok. Taip užverštai, kad net Tomai ten galą atsengimas. Na, Tomai, Jo, tai reikės užvežti, pasižiūrėti.
Nu. Čia gerai dabar tiesis su ano palyginant. Gerai, ne, o šitas tada į kurią pusę? Šitą. Dar patrumpint? Jo. Arba ilgint? Nu, kitą pusę. Į kitą pusę. Stop. Dar suk. Dar su. Kur paskutinį kartą sukai? O gal vieną reikia išpiesti. Stop. Gerai, užteks. Gerai, ar jūs turite atratę? Jo, gumelį yra. Yra gumelį. Gumelė tai yra, jo. Jo, atrodo. Dabar jis atrodo labai. Dar kartosim. Kokį dabar svorį norėsi matyti dar tavo, Tai dabar jau nesvarbu, žinok, nu, paprasme, mes jau sudėjom viską, kas įmanoma, tai jau it is what it is. Gerai, dabar jeigu taip 2,5 tono, dabar visas tas sveria. Tai savo sistemoje svorį išminusuosi, ne? O galiu išminusuot, galiu ne. Jo, tai tada tavo 2,5, ne? Jo, dabar visi šitie traversai yra 2,5 tonos. Jo, ir diržai 200, bet jie dar įgėrė, kokie manau, 10 litrų vandens, nu bet grubiai 200 dar mano pridėk, tai 2,7 tonos. Jo. Minus. Tai išminusuok ir tada žinosim baukiausią svorį. Su tą papildomą įrangą. Ai, bet jūsų tam. O kad grinai vėl matytume jo svorį, tai jau tų traversų nenėra. Ja. Bet reikia labai tiksliai skaičiuoti. Tikrai tas jį buvo Tu vis tiek jis paklaidą turi. 19,3 dabar. 19,3, jo. Tai žinai, čia paklaida gal... 100 kilų? Apie 100 bus. Tai, o kaip darysim parkeliu pasisukti? Jo, tai realiai gausis taip, kad... Ar jūs trauksit, tai nelabai gerai. Taip negerai. Tai jūs pakelsit, pasisukat, tada mes supuolam prie platformos. Tai ne tik, kad uždedam. Mums reikia nuardyti viską. Nu, nerdyt. Vat, matai, vat, šitos kojelės tokios. Visur jų yra, jo. Nusuk, su suktuku. Nusukam, nes šiaip šita visa platforma yra iš 3 dalių. Ir bum tada jau sunešiojam ir tada jau gali dėti. Nu, žodžiu, bandom pakelti tvarkingai, taisyklingai, nes turi pradžiai galas apkelti, tada tik tais priekis, kad paskui gražiai uždėtume ant žemagrinės platformos. Tai dabar taip žiūrint, gaunasi, kad pirmą įsitempt turi galas, kas ir dabar ir gerai yra, ir priekis su viduriniu turi vėliau įsitempti. Bet vidurinis tai visai laisvas, tai ką jie nori padaryti, kad nereguliuoti vidurinio, tiesiog dar truputį palaisvinti priekinį, kad būtų laisvumo. Tada automatiškai jisai, jeigu taip žiūrint, pradės, nu, tada tas pirmas įsitempia ir tas antras ir tas trečias. Ir tada teoriškai turėtų tiesiai ir pasikelt. Tai dabar jie neturi su kom prasilginti, nes jau sudėjo vieną kabliuką, bet daugiau neturi, tai kažką kitko turi, bet dabar išvažiavo paimti savo ofisą. Ir dabar tai vat laikas ir dega, kaip greitai ir vaikšto. Nu, jo, kelimas čia užtrunka, bet noris gerai pakelt tvarkingai, kad
paskui nebūtų bairių. Laisvina biškį negu. Laisvin? Atvarė žemagrindį. Su traversum, su viskuo. Jeigu be traversų, tai 15. Aditonas. Traversas. Tavo anos pusės, pažiūrėkit, kas nuėjo. Irgi atkilė. Tai taip ir turi būti viskas. Gerai. Dar strėlė. Jau laiko ten vis pats pasidėjai. Gerai. Dabar tai nedidelis nuotraukis čia kokie. Bet tai taip ir turi kelti. Nes ta pusė turi pirmą vandenį, gal skirtumas į tai. Nu bandyk tą. Keliam čia šito tik stovi viskas vidurios pilę. A nekėlė droną? Nu dar gerai, kad nekėlė, bet to galėsi dar. Gali lieti. A, bet vidurys, taip. Ne, tai trumpis ir tenai silpinko negalo. Žodžiu, vis bandom pakelt, bet vis skirtingai keliasi. Labiau užpakalis kyla. Tai prie užpakalinių padėsim po vieną narelį papildomai, kad prailgėtų juostą. Ir tada turėtų būti lygesnis pasikėlimas. Nu, žodžiu, reikaliukai. Reikaliukai. Dar mini tokių siūlių įtrūkimų atsirado sienoj, bet sutvarkoma.
Porsche čia jie su to kompaktu juda. Dreba jisai visas, jam reikia lygaus pagrindo, pradeda pipsėti, na žodžiu. Ne pats patogiausias daiktas. metas. 19,7. Tik 5 šimtai. Gerai, ką važiuojam ir sukam, ne? Tai nuo tavo kas su tą mašiną daro, ar ją traukia, ar kaip daro? Ar viršios laikyti? Aukštai geriau nelaikyti, bet gerai aukštai. Reikėtų gal iš mašinos laikyti, nes medžio mes tikrai niekas nelysim ardyti, kol šitą stovi platforma, nesaugu. Taip. Tai pakeliam virš platformos 20-30 cemų ir medį pakišim. Ar nelogiška? Tai reikia išvykti. Nu, tai nuardysim, žinau. Paketinas jiems tik reikia spalvų, kol apatiniai nebent nežinau, ar bus išlinkę už platformos. Vienas cicomos aukštus ribotas, tai aš tiek girdėjau. Nu taip, nes trūlių palaidus net savo kabinti gali dėl tų kelių centimetrų. Taip pasakė, jam tik tų pagaliukų reikia dešimtinių realiai taip sudėti. Tai jeigu to apatiniai netrukdo, bet vidurį netrukdo, nes ant platformos pasikelia per tos 5. Nu tai jo žodžiu. Tai tik šok šitą. Nu jo. Šitas nusukam ir vis. Jo. Bet pasuk palys, mums čia reikia palys. Tai tada žiūrėk. Gerai keliam virš platformos. Virš mašinos keliam. Mašinos laikys. Jo, šitą čia, jo. Jo, geras. Ką? Geras. Geras.
Viskas gerai, reiks susirasti. Sutvirtinimui gali įmest, kad prisekti už lietų. Malkų nėra, bet galiu. Pilna bagažinė, visko. Viskas. Nes tada dar aukso loštume, žinai, jie visi. Nu, va, čia geri varžtukai. Sakė, Edinas taip statydavo. Kiek anoj pusėj? Metras 4 idealiai. Galima kabinti. Biškį pririžę. Nes galbūt. Tai čiučiu tik tai prie nu, kad prilaikytų tą prasme. Viršų per terasą negali? Aš tai galiu, bet tai... Nu, tai nesulaužysim tų lentų nieko. Nu, tai Mažiau gal šansų negu šitą išlaužti. Ai, nu tai aš turiu kampus, kampais kokias gumas, tada kažką, nu gerai, tada, bet vis tiek man reikia tos kilpos, nes... Geriau tau, kad į tą pusę ar į tą tada pastumti? Tai geriau gal stumkit link priekio, nes čia dar leisi, kad tam balkono nekliūtų už tai. Galim čia reiktų ką? Nu kaip? Susuko viskas tvarkoj, ką žinau. Kaip tas medis išsilenkė? Man tik tai šitas tai nereikalingas, galima nusukti. Ačiū, tas reikalingas, tas kampinis. Bet taip įdomi, nes čia dar kabo šitą vietą ore. Nenuleido. Nuleido? Nuleido jo, ne? Atrodo, kabo nuleido. Dėl to, kad matai, kas yra. O kaip pas tave irgi kabo visą pusę? Ta prasme, neprisiglaudė, ne? Kiliukas. Ne visur. Tai matai, kas yra, aurimai. Kai verš diržus, kai verštų diržus, galėtų iš galų susiveržti dar kažkokiu būdu, nežinau. Jo. Aš nepaimu diržų, bet šiaip galėtų susiveržti. Jo, tralas biškį sulinkęs, o dabar sukels. Dabar turėtų biškį susikelt. Nu, kaip dabar? Normaliai? Dar yra. Nu, tai reikia diržus susiveržti. Tai gerai, nereikia gal. Tai čia viskas gerai. Žinai, kas yra? Tenai vienodas aukštis, o čia kaip išilginta, biškį perėjimas yra. Tai nebent galiu nuleisti ar kokias gumas pakištas kažką. Bet tai aš čia manau neesminis dalykas. Aš pamest, tai nepamest. O dėl šito medžio rėmo pločio užtenka? Ne per daug? Nereiktų... Biškį išlindęs gaunasi, žinai. Paklausyk, o jeigu nusuksim... Nieko. Jei nusuksim, tai visas pabirės, supranti, Dainiau. Jei nusukam... Nesukto pjaut, taip, jeigu tos lentos dzin ir viskas. Tai lentos tai dzin, bet, nu, gaunasi, kad tiesiog pastatytas taip visai, žinai. Bet šiaip vis tiek namo leidimui matuojasi visas plotis, net ir va tie juodi. O tie juodi yra plačiau nei rėmas. Tai... Ai, tada gerai. Jeigu kelinė bent kliūsim, tai vietoj pjauta. Jo. Lobdzika. Jo. Jau Tai- kažkur ten netilpsim per jį, tai nebent. Tai koks Nu, realiai tai niekas neatsiskirtų, kad ir nupjautų. Nieko, porą vamzdžių, kelių ženklų. Out. Leidžiat pilnai ir... Jo, gali pjauti. Jo. O šniūrus reikia susirišti ir kažkur čia kažkaip parišti, ne? Pareišim, kažką sumastysim. Reikia žuvat prisišneki. Dabar tik svarbu atsiminti šitą sistemą, kur ir kiek karabinų susidėjot. Fotkinsim
Nusifotkink, jo, susifotkink, nes paskui rytoj vėl bursim. Pažiūrim, kaip traška, kiek svorio. Bliamba, kaip išsilenkė. Ten sakė, biškį traška. Jo. Žiauru. Matai, koks kampas išsilinkimo. Vaivorykštė. Labai dent svorio daug nueina. Nu taip, nes matai, ore kabo. Ne ore, o gaunasi po lentom kabo. Tai... O plokštė šitą žemagrindė siauresnė. Bet čia jau nieko nepribursim. Šiai minutiai. O ką daryti? Ne, tai viskas gerai, reikia važiuoti pavalgyti. Taip. Kol sureguliuosiu švedelius pavalgysim. Nu, realiai galit čia piam pakelti ir išjungti. Jeigu galit, tada mes susistumom. Reikia sukinėti. Ne, pakelt negalim, nes laikyti reikia iš tėvų. Tada... Pranistas įtempęs. Jo, reikia 6 vienetų po 4 metrų. 10 aukščių. Greitai dabar ir dar geriau su pristatymu. Pristatymo nebus, bet gal patys suvažinėtų. Aš priekavą pasimčiau iš senų. Keliam tiesiai vandenį. Čia laisvas vynas. Ryškoti. Iš karto į kelionę. Kelionę, ne? Gerai, tada važiuojam, ne? Jo, tai va, tai čia toksai, žinai, tik tais tiek, kad jeigu jisai, žinai, labai trumpukas bus, tai jūs neturėsit ką ten visur. Nu, paskui pantoną rems. Čia yra 4,5 metrai, o darėm 4 metrų. Tai realiai po 25 cemus nuo kraštų turėtų būti. Tai jisai turėtų kažkur iki va čia daeiti. Tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tai gerai, tai va paskui čia dedi balkį, to prasme, ir suverži per kelis net, žinai. Ir tada neleisi jo gniuždyti žemyn. Ir nekils aukštyn, žinai, jisai nesirės. Ne, judesio į šoną. Tai va, tai čia toksai, žinai. Čia lentutė ir tur. Jo. Žodžiu, situacija tokia, reikia hebų, juodo metalo, nes medis linksta ant žemagrindės ir bus negerai, o ant krano dar kabo 6 tonos. Tai paskui bus pokšt ir bus negerai. Tai į Steel Trader kažkaip taip Tomas suderino, užsakė 6 hebus po 4 metrus. Ir pakišim, tada išsiskirsti svoris, nebelenks medžių, galima bus sustropuoti ir saugiai vežti. Dar ne vakaras, 2:30 dienos, tai viską ir pasidarom per šiandien. Bet kad hebus pasimums reikia priekabos, tai varom dabar iki Senį, pasimsiu greit įsinuomoti priekabą. 6 metrų, turbūt kad 6. Bus galima atsimti hebus, nes šiaip hebai po 12 metrų eina, bet gali supjaustyti vietą, tai pjaustysim vieną hebą į 3 dalis ir gausis tokie 2 po 12 metrų, iš viso 6 po 4. Depo pasiėmėm, pradžiui Senis buvom, bet turėjo 2 priekabas, tai techniškai netvarkingas, tai sako, negalim išnuomot, sorry. Tai greitai depo, susišaudėm 3,5 metro, biškį bus išplindę, nes tie tai po 4 metrus, bet kažką sugalvosiu.
Pirštinės iššoviai? Jo, iš namų pasiėmiau. Dėl visą ko, žinai, liautą uždėjo, kad reikės metalų. Kurie daugiau servė, jeigu mes, nu bent jau aš. Habai, totalus svoris 0,5 tonos. Tikiuosi nepamesiu. Papilnai uždėk, ne ant rėmų užkrito. Anoj pusėje. Ai. O. Atsivežėm tos habus. Visai neblogai. Čia gerai susisukom, kiek čia mums kainavo. Valandą turbūt laiko. Ir dar produktyviai. Bet jau čia dabar ekranistų nebus. Bus dar visi išlieki. Arba laukia manęs, nežinau. Karabas neatsisuka. Reiks prikelt. Kaip pačelkė, ne? Kaip kačelkė. Tiesia nugara. Nu, tiesia nugara. Be traumų. Yra taip, kad pirmą ant metalų sėda dabar. Nes jie atrodo tai aukščiau negu... Tik žinai, tada labai spaudimas gaunas ant 5 vietų. Kampūsų padam konsultaročią. Tai jų nevešu, tam vaizdas. Nu, iš to pajokti. Nu, nieko jie nebudėti. Arba iš vis nebudėti. Taip nori. Kalnais nevažiuosi. Ne, tai ir važiavimas čia bus pasidėk lėtas. Koks čia greitis? Tai nebus, tai tiesiog tai gali ir 8 su juo dzinkai namukus vežam, žinai. Jo. Tai eina mes ten ir 8,5 normaliai, tai tiesiog. O čia tai jau nepalieksi, nes ir svoris. Tai sakau, dar įdomu, latralas kažkaip žiūriu atsigulė ant žemės. Nu, jis taip solidžiai atsigulė. O į orą užpūžiūrėsim. Tikrai žema grindė. Tikrai žema grindė. Kelias. To my right. Kyla. Tai gal apkels. Dar priekį pakelsi ir gerai bus. Tai kelia biškį. Jie tiesinasi, nes buvo kaip bananas, dabar jau tiesinasi. Ai, čia metalas traukėsi? Ne, ta prasme braukėsi per žemę. Ai. Trajektorija. O dabar atkėlė ir garsai turėjo tik. Nuo žemės atšoko nors? Jo.
Tačiau čia tau reikia vis tiek tą хуją išsikelt, nes čia labai nelygu. Pabandysiu kelt kaip. Tas jo. Gerai, dar mašiną pabandysim pakelt. Pralas tai daugiau ne. O tai nekelia dėl svorio? Jau riba jau tikriausiai. Visur limitai čia. Kaip ir čia nemažai iškėlės prieki. Visur limitai. Tikriausiai daugiau nereikia. O jau geriau. Padėtis gerėja, ne? Gerėja. Jau šviesą matau. Stipriai geriau. Va, kažkas tokio ir bus. Po to biškį paleisim tą priekį. Kad po tiltume, čia svarbu išlysti lygesnį kelią. Jo. O visur, žiūrėjot kelią, išsisuksit visur. Neaišku. Nu, matai, čia vairuojami tiltai, persuki priverstinai, pirmin atgal pastumdai sugi neatmeti čia. Inda į kaimus normaliai esam. Tai turėtų viskas eiti, o tai protingas žmogus būtų, kad ramus vairuotų. Pastumdyti kairę ten ženklą salelę. O tai čia dviese važiuos šitą mašiną, kad galą dar reguliuotų kažkas? Ne, tai šiaip privažiuoja pilotas tas pats, kuris protingesnis, bet būna, žinai, duoda belenką, žinai, nedaryti. Turi biškį suprasti, kur tos ratus sukti ir kaip jie eina, žinai. A susukti? Ai, čia reikia pasityti nuo susukimo, žiūrėk, nuo vairo. Kaip su pasižiauriai. Mažesnis jau? Jie pakišti lemba per vidurį, gaila, kad nespėjo apvažiuoti. Tai kaip ten pareikalauji ten? Jeigu nemaišyšia tiem darbuotojam naktiniam. Ne, naktį išveši. Nu jo, neveikia šitas pasakymas. Neveikia? Neveikia čia, mažiau perėjimų pirmąjį neveikia čia. Atsijungus. Tai reikia baterijų. Tai žema grindis yra, būtų metro aukštyje.
ten gerai palėtė tą apačią. Pavarė per plytas, ten per visų buvo, ten per plytas kažkokį ten kampą, nes čia išvažiavus. Sakau, Mariui turbūt šiandien pasenau per metus. Stresiuko daug. Tokio vaizdo nemačiau 2 metus. Eina savo. Šito asfalto po apačią taip normaliai atviro nemačiau 2 metus. Kosmosas, kosmosas. Jo. Svajonės reikalauja ir laiko, ir nervų, ir finansų, visko. Ir ne tik tavo laiko, bet ir tavo draugų, bičiulių laiko. Nu ką, dabar reikės pasistatyti atgal angarą, nes vat, gatavi stovi rėmai durinkti. Čia visa siena stovi guli. Atgal surinkti viską reikės. Tada šitą visą paleisiu nuomai. Man jau nelabai to angaro reikia jį transportuoti. Ką žinau, biški, vėl galvos skausmas, o vietovė čionais gera. Patogus privažiavimas, autostrada, Kaunas Vilnius. Čia išvažiavimas į Palemoną, link Senukų. Senukai 8 minutės, tai bus gerai, manau. Einam, apžiūrėsim Bautkiausą. Buvo traukių viduje sienos ir panašiai. Tai tokių visiškai nulis sužalojimų neįvyko, tikrai biški buvo, reikės tvarkyti. Vėl finansai, vėl laikas, vėl nervai. Nu, bet jau sąlyginai su visu kitu tai nėra daug. Tai dabar platformą žemagrindę visai nuleido ant žemės, tai įsitiesino, nes prieš tai buvo toksai bananas. Tai, nu, čia buvo tokių trūkių, terasą biškį pavaikščiojo, dabar tai pusė velnio. Neblogai kaip ir. Eina, man net baisu eiti vidų. Nu tai va, čia, bet čia buvo žymiai baisiau, kai pastatė pradžią ant žemagrindės, nes gavosi, kad tai vat išlinko. Nes yra 3 pontonai ir gavosi, kad vidurinis aukščiau, 2 žemiau ir toksai bananas. Tai čia trūkis, sakė, gaunas negali kaip ir vienos vietos tvarkyti, turi visą zoną sutvarkyti. Čia pačioj trūkis, jo, per visą šitą. Čia viršui trūkis, čia apačioj stipresnis trūkis. Einam toliau. Nu, kas liečia baldus, tai čia turėtų viskas plius minus viskas normaliai būt. Vis tiek kalba apie konstrukcijas, apie sienas, čia trūkių nematyt. Gal ir yra, bet pasislėpia po spintelę. Čia trūkis toksai. Viršui trūkis. Tai čia viskas įvyko principe kėlimo nuleidimo metu, padėjimo ant platformos metu. Čia trūkis. Duris darinėjas normaliai. Aišku, paskui, kai jau bus vandenyje, vėl išsikviesiu tik langus, kurie ir dėjo čia viską, kad pareguliuotų ir panašiai. Langus, duris ir kitus dalykus. Šiaip slidingas svarbiausias, nes jis ir brangiausias yra ir su jo reguliavimu toksai sąlyginis dalykas. Tai tas labai svarbu. Na jo, sakau, karšta diena ne iš temperatūros pusės, bet man emociškai. Na ir dar kaip viskas stovės ant vandens.
vis tiek tai yra esminis dalykas. Tai čia visokie šitie mizeriai, taip, nu aišku, gal truputį ir galvos skausmas, bet jie susitvarko. Paprasčiau ir pigiau, o jei jau vandens, kaip stovi ant vandens, jau yra kiti reikalai. Tai tą išsiaiškinsim jau rytoj. Ir dabar, vat, už 2-3 valandų čia susitinkam ir jau vežam į klubą. Tai einu pavalgyti ir biškį pasilsėti emociškai. Tai važiuoju. Biški pusvalandį pamiegojau, bet jau daužo, šiandien žiauri nuovargis. Nu ką, tuo 10 vakaro, na, kažkiek švieselės yra, bet jau temsta. Važiuojam. Nu, pavargai? Tai su festuliu pjaustas liniuose. Sveikas, jo, biškį nusnūdau. Visiems pašūda. Sveikas, power nap. Nes bliamo taip smėgia nuovargis, visą dieną, žinai. Vakar mėgot, kad tema atsintęs naktį ten video. Taip jau gaunas. Kaip gyvas. Nu, sausau. Kur Mariukas? Jauna. Ai, neatkreipiu dėmesį. Gerai. Aš piuklelių turiu. Jo, dar turi vieną. Turiu, jo. Duosiu ir ciklopą ant galvos. Čia bliamo pas mane visas senukai ir mitažas. Taip, kūras. Va, čia vienas. Prašau, pala, šviesą duosiu iš karto. Jūs kol kas šviesos ten kaip tiesiai. Okay. Tai visgi planas yra jo, nupjauti visą šoną, nes klys, bordiūrai, borteliai visokie, tai šitaip. O šito nereikia. Per platu. Pilotai pasiruošę. Laukia čia įdomus vakaras. Nu, šarai. Pompelė. Šilta. Duok damušį. Nedaug liko. Ai, šitą eilutė, ne? Jo. Ne, tiek daug. Jisai neblogai eina. Su festuliu gerai praėjo pradžiai. Jo, toks blogas. Pilot. Klausyk, Sauliau, girdi? Jo, girdžiu. Jo, viskas ok, gerai, galim pradėti važiuoti. Nu, visi pasiruošę, galim judėti. Jo, varom. Tai tada po kairę stovi, ne? Tai aš žinau, kai lysim po tiltų, tai vis tiek išlipsiu į lauką su rankinė racija. Sauliau, man, žinai ką, biškis staptelk išjungsiu tas mirgalkės galinės, žiauriai pakina. Prireiks.
Nu, tikiuosi, nieks mašinų nepristatė prie ženklų. Prie ženklų niekas absoliučiai nestovi, bet už ženklų pristatyti. Jo. Tai gali būti, kad skambinsim policiją. Kad patraukto, ne? Svarbu iki ten dalyje. Jo. Viskas kol kas gražu ir nesibuoja, viskas ledas. Po to išvažiavęs tokią gyvatėlę pasidarė, kad lygiai gerai, į kairę pusę gali duotis. Ne per daug, Sauliau, ne per daug, stabdyk biškį. Gerai, važiuok, viskas lenda. Padėčiau daug vietos, gerai. Tai davai, žiūrėk tu dešinę, žiūriu kairę. Čia dabar kairėje aukščiau tas veidrodis nuo senovės likęs be stiklo bus kažkur. Juodas, jis nelabai matos. Nu, kol kas aš čia viršų tai matau, normaliai apsišviečia. Tai čia tas grinai ant paskutinio pastato prie vartų. Čia prisistabdyk biškį. Sauliau, ramiai, nesupasi labai. Matos, kad galia svorio nėra iš vis, nes atkilinėja, žinai, taip mane. Jo, va čia grinai ant to pastato. Tai blogiausia atveju numušim tą veidrodį, sustosim su kopėčiom, ten kaip nors gal nuspirsim. Pro dešinę koloną pravažiavai? Daryt vartus? Jo, daryt. Kad be sustojimo. Tai ką sustosiu? Dabar atidarinėja. Vartus atidarinėja, tai Pauliau, jeigu ką įlyžinai, kad jie neužsidarytų. Sėda į mašiną ir atsidarinėja dar tik. Jo, čia pro tą veidrodį reikėjo turbūt gal muštumės jį. Dabar Sauliau važiuok, bet neskubėk, vis palauk. Turi palauk. Stop. Palauk biškį, palauk, stok, palauk, einu. Čia dar biškį gali į dešinę mes jeigu nori ir vartų sudaro. Jo, čia vartų. Tai Paulius atbėga, spės atidaryt. Žiūrėk, aš tau priekabą dabar paduodu biškį į dešinę pusę. Padaviau, važiuok po biškį. Šiaip dešiniai dar daug vietos, koks 1,5 metras gal. Vartai užsidarinė. Jau vartai vėl užsidaro. Atidarau. Sukinėk link vartų dar, jeigu yra vietos. Jo, su kuo po to žiūrėkit tada kitą šoną. Kliūna dugnas, ble. Važiuok. Link dešinės dar 0,5 metro kokią gali mestis, jeigu nori. Viskas gerai, einam, vis. Važiuojam. Dabar tiesiai laikyk, bišį gal kairiau. Kairiau gal kokią porą cemų. Gerai, dešiniai pusėje viskas gerai, galima į dešinę mestis, jeigu reikia. Sauliau, dabar važiuok tiesiai į priekį. Ištiesinu aš tau ją. Dešinė viskas jau, pana tai panašiai. Atė biškį pasidaryk lengvą. Atsargiai, stabdyk, pala, čia medžiai. Gerai, praeina, važiuojam. Žinok, priekį matau daug maž. Dešinėje yra dar vietos. Na, šitas vedukas toksai. Kelias jau pilnai uždarytas, tuščia eismas bus. Žiūrėk, kad nesusimuštum su kuo nors. Ne, lipu laukiau, dabar šakos biški kliūna. Švelniai praėjo, važiuok savo. Važiuojam linijos su priekinė šim. Šalia linija. Dešiniai pusiai.
Čia po 10 tada irgi bus šakos, bet ten priekį matau. Jo, tai nulink vidurio, bet po tiltų mums reikia kuo arčiau dešiniau laikyti. Palei pat kraštą turim eit betonkę, tai tu sustok ir aš ateisiu viską sužiūrėti. Gerai, Sauliau, tu dabar stok, ateinu aš. Ja. Lema, čia tas viadukas toks. Kaip? Yra kaip užlipti, nelabai turbūt, ne? Užlipti? Yra. Būtų galima pažiūrėti aukštą. Ai. Yra lapas, ne? Užlipti? Ne, čia biški daugiau reikalų, nusileist kopėčias panašiai. Turiu lazerį. Ne, nesieksi daug kelių. Ne. Tik tas kampas. Tas kampas okei. Ten tokia milimetrovkė. Eina savo. Nu jo. Kol kas gerai. Ne, aš negalima mesti dar, jeigu reikia. Gerai, viskas gerai, važiuoju. Kokia 10 centų tai mažiausiai. Dar per statybas viskas su lazeriu atsimušinėjom ir skaičiavom ar telpam, bet kaip ir skaičiavom, kad telpam, tai panašu, kad neklydom, bet jau karštai. Bet ir tai tenais dar blokai. Negali čia taip atsipalaiduoti ant greitųjų. Pala, stop! Jaučiu kabins. Blemba, tai biški nesaugiai. Ne. Nu gerai, važiuojam, labai švelniai. Labai švelniai. Ką, pusę metro? Tai blemba, gal tada pasitaisyt biški. Tenai nėra išlindę nieko? Viršui. Pas mane? Jo. Virš šito stogelio. Ne, praėjau. Nėra. Ten jau ją pačią žemėje. Jo. Čia yra aukščiausias mūsų taškas. Ok. Gerai, važiuok, Sauliau, pabiški labai švelniai. Labai lėtai. Hop, stop! Blemba. Ne, status, dai. Bet kiek ten yra vietos? Daug? Einu aš gal. Jo, čia tai sočiai vietos. Nes čia tai blemba, rizikanas. Ir jau braukta yra, matai, pagal žymės. O matai, ir čia jau šitas. Jau nudaužytas. Iš šitos pusės, jo. Nu jo. Milimetrovkė. Žiūriu čia! Žiūriu! Kol kas gerai. Jau gerai.
Viskas gerai jau čia, jo. Viskas gerai. Gali jau pasikelt biškį, kad nebrauktų. Jo, pravažiavo. Jo. Tai to reikia, tokiam darbe. Čia karštas nepabūs. Bliam, aš vis atgalvoju, kad tie pilotai čia, žinai, bim bam prieki gale važiuoja, atsipūtę, bet čia veiksmo bazaro tai daug. Na, aišku, nuo objekto priklauso. Priklauso labai nuo objekto, tada priklauso, žinai, kai kurie pilotai, o vairuotojai moka vairuoti priekabas, tai yra pliusas labai didelis ir, žinai, tada vairuotojai labai nori jo. Sukinėje bandysiu mojuot. Ai, nes tu persivykiu. Kairė pusė tai eina, kiek matau. Kairė tai viskas gerai. Edinai, kaip dešinė? Gerai dešinė. Metras iki dešinės mažiausiai, pusantro. Klausyk, uždarinėjau šitoj gatvę ir lyst. Lys, važiuok. Nu va, Kaunas Vilnius. Pasidaryk gyvatės man. O gyvatė čia ištiesina? Jo, būna kartais priekaba turi laisvumo. Jo. Tai ta gyvatė ištiesina priekabą, kad tiesiai atsistotų. Nu, čia toks... Seni bairiai. Seni bairiai, jo, kad gali su pulteliu tiesiai, bet užtenka tokį gyvatėlę padaryti, priekabą čiukšt ir atsistoja. Nu, čia toksai senas, nežinau, nerašyta taisyklė. Kondišino ventiliatoriai pradeda suktis, tai veikia kondišinas jau name. Bliamu, čia tos taip žemokai. Sauliau prie to veduko, tai žinok, reikės sustoti ir pasižiūrėti tą aukštį tiksliai. Gerai, kad nenerti taip naura. Jo, gerai. Va, mano virtuvė puikiai matosi. Bliamu, darbo stalas. Bairis. Mikrobangė viršui. Jo, mikrobangė. Galėjau mėsos susistatyti šildyti. Taip vizualiai atrodo, kad dešinė juosta aukščiausia vieta bus, maždaug vidurinė iš 3 gausių bus. Užkimšom biškiau tą stradą. Kur laikytis, kairės ar dešinės? Aš tik vizualiai manau, kad per vidurį tarp 3 juostų, kai į kairę nešok, nemažiausia šis atrodo. Gerai, tai sustojam ir žiūrim. Stabdom. Jo, dar toli tiltas dar. Ką, dėl šito veduko bijai? Jo, nes jisai yra irgi šitas Žemintas toks. 4-9. Ant ribos. Bet mes labai ant ribos, tai jei ką paleisim priekabą. Jo. Nu jo, kad nerizikuot. Žinok, jie dar į kairę gali duoti. Jo, gal čia. Stabdyk. Jo, gal. Sustojate gal. Nu. Iš vis sustot. Nu kaip ten su aukščiu? Pala gal. Pala. Sustojate gal visai. Sustoja. Iš dešinės, gerai. Palauk. Stoja. Stop. Leidžiam priekabą. Jo, čia. Pagal nurė, tai čia tarpas nemažas. Ar po 10 gali mašas praeidėt? Važiuoja? Už stogą nėra aukščiau nieko. Važiuoja ten. Ai, tai jeigu sprindis, tai tada gerai. Važiuok, Sauliau, važiuok, jeigu ką rėksi. Važiuok. Važiuojam. Lėčiau, Sauliau. Po 10 tai viskas gerai, vietos užtenka per akis. Gerai, čia viskas pavažiavo. Jo, gerai, važiuojam.
Nu, bet irgi toksai. Tai va čia jisai vienas žemiausių viadukų yra, nu, apskritai autostrados. Ai, tai jeigu jau kažką... 5-10-5 drąsiai. Jo. Čia šitas iš vis duoda, man atrodo, tik tai 4-80. Nu. Bet visada biški dar užmetat, būna su lazeriais susimatuoti. Jo. Tai jeigu kažką autostradą planuoji vežti Kaunas Vilnius arba Vilnius Klaipėda, tai reikėtų tilpti į šitą aukštį. Jo. Tai autostradom, žinai, yra apvažiavimai kiti. Jo. Bet ten vadinamais prietkeliais važiuoti, tai reikėtų, tai, pavyzdžiui, ten senų kelių, žinai, Klaipėdos, palei Nemuną, tai ten, nu, ten ragas bus. Nu jo. Dabar va čia tie ženklai dar biški. Jo, įdomu, ar jie nepasisuka, žinai, bent jau tie vidury, jeigu pasisuka. Jaučiu pasisuka. Bet vis tiek man dešiniau reikia glaustis, tai. Pala, dabar Sauliau, žiūrėk, stok. Čia po kairė privisas labai tokia durna vietoj stovi, nežinau, ar ten turiu. Palauk, nekalbėk dabar, Edvinai, gerai? Žinok, aš manau, kad užsuksim čia. Tik tą ženklą pažiūrėk, gal nusisuka pėsčiųjų. O gal tilps? Tuoj sekundę žiūriu dešinę pusę. Ai, praeina ženklai. Praeini drąsiai, žinok, važiuok čia, jokių problemų nėra. Jo, ir užsuksim, man atrodo, nes... Neskubėk. Tik tai galas eis link sustojimo ir turėtume tilpt. Pralindai, viskas pralindai. Ir dar noriu biškį priekį pratempti. Suk. Paskui riktelkis, kada jau man nereiks auk. Kaip milimetrais gražiai čia įeina pizdės. Važiuok. Nu jo. Vai, Sauliau, gerai numatei, nes į tą ir įėjo, žinok. Jo. Eina Luktelk manęs, aš į mašiną einu. Jau viskas gali atidarinėti ir grįžti. Vietą atidarėjus? O. Ok. Kosmosėlis. Dėl šito tai labai abejojau. Bet visiškai lengvai. Bet praėjo. Gerai, dabar Sauliau. Nu čia tarp to Priuso turėtume tilpt. Bet jis čia taip durnai stovi. Žinai ką, tuoj, dabar aš pasistatau mašiną ir einu žiūrėti tau, gerai? Gerai. Į ką reikiu. Kas čia gerai? Tas takaras čia gerai prabrau. Nu, jo. Ir ant tos skarda, kai yra čia pas tave, ne? Jo, skarda. Ir tos pilkos skardos tu neįsivaizduoji, su nagu karočią perbrėži ir... Matos. Ir viskas, ir jinai visam laikui. Nežinau, ką... Dabar labai neskubėk, Pala, neskubėk, braukia šakos, bet... Neskubėk. Žinai, lapuočių, kitą kietesnį medieną. Bet lyg tai galai braukėsi, turbūt. Čia tik lapai, pavirškim praeina. Jo, bet jų šakos dažnai, žinai, būna tokios kietesnės. Tai namus būna, kai vežam, žinai, modulinius ir būna skarda aptraukta. Jo. Ir realiai nelabai norim vežti. Jeigu ten apsižiūrim geras privažiavimas, okei, bet bent kiek, jeigu lapų yra ko, tai liepiam arba aptraukti, arba įgenėti, nes net lapai perbrėžia taip, viskas visam laikui. Nieko nepadarai, nu ta skarda yra žiauriai lepi. Nu, o čia gal ir staigesni tie posūkiai. Ateinam, palauk, Sauliau, gerai? Sekundę. Dabar jo. Nu, prie pat, ne? Nu, žiūrėsim, kaip čia. Po kranas į ten tipo turi dėti kažkur, nu, arba ten. Nu, vat kaip čia nuspręs jie.
Kaip nuspręs. Kranas per silpnas. Eik tu čia 12 ar 14 tonų. Užrašyta bent viršui. Galvau, kad Vaikam čia. neina įsukti, žinai, jam, kad taip atsistotų jisai, gal, bet ką Nu, matai, prie vandens bet kokiu atveju turi stovėti kranas. Nu jo, po to jau. Tada prie krano bauthiausas ir jisai per save persikelia. Čia šitie galėtų visi, žinai, ryte jų nebūti čia turėtų. Nu, neaišku. Dinkt reikės tau visą. Bet čia prisiparkuot gerai būtų įsikelti į vandenį. Litas šitas? Eik tu. Tavo metų. Iš toli atrodo. Tavo metų tas litas. Nu ką, leidžiam. Žiūrėk, kaip bananas dings. Vidurys dingsta ir... Palauk dar. Dar galo nuleis. Nu va, išsitiesni. Bliama vakaras fainas. Šiaip jo, nežinau, ar čia įmanoma įsisukti, bet tobuliausia būtų čia taip kranu atsistot. 20:11. Nu tai va, valanda. Realiai valanda. Aš tai galvoju, žinai, kad kranas va čia va stoja va. Paima ir va čia vaidens. Tai čia tobula būtų, jo. Bet pradžiai šnekėjom, kad jiems patogiausia čia atvažiuoti kranui. Blet, bet tai kaip jie padės per kraną? Ta turėsi kvies, kad pasuk. Ai, tiesa, juk aukštai kyla. Taigi jos strėlėtai ten. Jo, tiesa, juk aukštai Aš tai kyla. manau, nežinok, nesuks smegenų, va čia jis pasistatys. Nu, jam geriausia, vat, kuo arčiau, vat, briaunos, molo. Jo, ir tada... Ne, tai tau Ir tau... per kabiną perkelia ir... Arba nebent čia per tarpą valys, jeigu čia atsistosi. Gali kitaip daryti, žiūrėk, Sauliau. Pakelia, pasukai čia, tu išvažiuoji ir tada... Jo. Ir viskas. Nu, aš kažkaip skersai privažiuoju. Čia Tada dažnai būtų mažiau palei žemę. Čia tik biški gal reikėtų ženklų sumėtyti. Neaišku, ant kiek čia laiko Jo, palikti. biški ženklų, tu gal sustoti draudžiama, reikia jų. Tai va ten va, važiuot reikia pasimti ir čia atveš. Jo, nes čia neaišku, koks rytas bus vėl. Priliek žvejų. Tai visą tą aikštę uždaryti. Nu. Tai reikia Jo, stop linija. Ne, tai ženklus tiesiog Prie visur Buzauzo liko, Jo. prie palatinės neliko stop linija. Yra stop linija. Yra stop linija. Ten kokia 30 metrų. Tai reikia pririšti prie Buzauzo kampo ir prie kažkiek soliukas, ar kažkiek nematau, kas čia toks yra. Ne, čia šitas irgi traversas. Ai, kiek. Gerai. Viso. Ką, dėkui, viso. Lintą rytoj. 8 visi renkasi. Gerai, sėkmės. Dėkui, iki. Jo, čia travers. Tai kiek jis kelia, ble? 15 tonų. Tai bauthiausiai būtų sunku. Nu jau čia turbūt reiktų... O atrodo, tokią bandūrą, galvoju, čia daug pakels, bet nu va. Biški pabetonuot kažkam biški. Padidinti keliamą galę. Maišyklę, viską. Nes, žinai, pirma mintis buvo čia leisti, nes pločio čia užtenka. Užtenka pločio? Jo, užtenka čia drąsiai. Bet tai reikia toliau leist giliau, bet jisai neįleis per tą, va, aš per šitą, va, kaip tą. Nu, Jo, aš kažkaip apie tą nepagalvojau. Aišku, šiaip jisai sukiojasi. nusisuka į aną pusę. Jisai jaučiu čia beveik 108 tai tikrai sukiosis. O kas jį valdo? Kas čia turi? O nežinau. Čia jau man mistika. Kažkoks yra mygtukas ant jo. Vienas. Nes aš mačiau kaip Klaipėda, kur tai yra tas pultelis prieš vartavimuose ir atsirakina ten kažkas. Čia kažkoks yra, bet čia taip paprastai nebus, žinai, bet kam. Ai, ne, čia tai tik emergency ir spinelė. Tai čia tik... Vidui turbūt visas valdymas yra. Arba kažkas su pulteliu ateina ir tau sustumdo. Nu tai vat. Nu tai čia jau rytoj pasigalvosim, bet jo, reikia būtinai ženklų sustatyti, nes neaišku, kiek čia mašinų. Šitie neblogi Nu varšteliai. tai 15 tonų, va, suskaičiuot gali, kiek varštelių laiko 15 tonų. O kokie pas tave varšteliai? Mažesni, man atrodo. 17. Čia tai koks 12. Sakai? Gali būt. Gali būt. Bet cinkuotą sudėjo. Eik tu, skregos. Būtų niežą sudėję.
normalų metalą. Kas čia tau Kaune darys porai metų ir užtiek? Nu, ir naują darom. Reikia plauti. Nu, kas čia statė? Kilimo įrenginys. Tuvlita. Čia tuvlita tai yra, žinai, kas patikra. Patikra, ne? Jo, sertifikatas patikra. Keliamoji galia 15 tonų. Nu, teorinė. Įvarė iki 28 ir naują darom. Keičiam cinką. Nu, gerai. Lubos veikos. Lubos įtempiamos, nebuvo kas jom atsitikt, tai visi tik tais kampai. Dėvežant trūko ar? Ne, čia jau keliant, jo. Nekeliant, jo, jau kai kėliai trūko, o kai dar nuleido ir buvo be šitų metalinių, tai dar pagilėjo. Paskui, kai nuleido vairuotojas pilnai ant žemės platformą, tada... Dabar vėl nuleisti. Jo, tai vėl pamažėjo tie trūkiai. Bet kokią atveju čia reikės tą kiekvieną sutaisyti. Čia. Jo. Dar ant vandens reikia dabar iš jų nusifotkinti, kaip atrodo. Jo. Ir ant vandens, kai leisi, ar didės, ar nedidės. Lemo, čia neatsitrinkai tą veidą. Jo. Čia viskas gerai. Matai, šita jau siena nebe prie pagrindinės konstrukcijos ir jau kitaip gaunasi. Kitoks krūvis. O čia? Čia tai nieko nesiparo. Ir jos bus netrūkę, žinai. Ten, kur mažiausiai, ta prasme. Plauskas dengi kokie čia yra? Jo. Čia nais. Po šaldytuvu. Gyvenk. Čist. Yra jau kas nors. Nu, tai įdėsi bus. Čia sofa, ne? Jo, bet nepakuoju, nes dar dulkių. Jo, dar čia bus. Nu ką jau, rytoj. Rytoj. Ai, bet ryšys šiaip labai prastas, nes šitas įstatytas į aliumą, tai jau numuša, tai... Tai papildomai stiek GPS anteną. Užsibukinau. Ai, nusipirkau. Tas apvalus, 300 eurų, jo. 300? Taip. Jo, jau yra, paštamatė. Pamiršė, žinai, gal kainas. Paštamatė yra. Kur dėsi į viršų, ne? Kažkur. Šiaip nėra būtina, įdėjau telefoną pagal appsą GPS-o, kad ir po dangčiu jau gerai yra. Ai, tenai. Net ir čia nais, bet mes turim laidą ant stogo atsivedę, tai turbūt kažką suchimičinsim. Nu, jeigu suchimičinsim, nes ten ant balto laido jungiasi. Kai išplauksi rankoje vienas laikyti. Gerai. O kas dar įvyko, tai stumdomos durys, biški apačia. Čia toksai cipukas yra, jisai tvirtinasi prie sienos, ant to cipuko užsimauna duris ir jos važinėja pagal nurodytą kryptį, tai išplyšo iš sienos, tai reikės pasitvarkyti. Gerai, lėkiu biški, apsirengsiu daiktų, grįšiu čia ir eit miegot, kažkiek pamiegot. Nu ką, užsidėdam suktuką kraut ant rytojaus. Nes čia reikės biški pasisukiot. Bet šiaip žiauriai gerai, ta prasme, per valandą laiko atvežėm visiškai be kliurkų sąlyginai. Nes sakė, kartais pasitaiko kažką pjauti, nulenkti, nusukti reikia, kad pravažiuotų tą priekabą, o čia viskas sklandžiai. Tai labai operatyviai šiaip. Nu, kaip Lituanika išsisaugojo. Puikiai. Nice. Viskas. Miegot. Jo, tai šiaip galvau, kad vežimas bus tikrai ilgesnis ir bus visokių bairių, reikės policiją kviest, kad kažkas patrauktų automobilį ir panašiai. Bet visur praėjom ir labai sklandžiai. O dabar beliko esminis dalykas, kaip stovės ant vandens. Viskas paaiškės rytoj. Reiks gal šampano taurę
Dėl taurio šampano butelį daužti į inkarą. Šiaip dažniausiai toks kaip išventinimas laivo jachtos būna, kai šampano butelį daužia į kylį laivo apačią. Bet čia tokio kaip kylį ir nelabai yra, tai pagalvojau, gal visai inkaras tiktų, irgi metalinis tvirtas. Gal kažkiek atneš sėkmės. Šiaip prietaras nelabai tikiu, bet šitas ritualas toks visai gražus, sakyčiau. Šukės paskui sušluosiu. Jo. Gerai. Sunki diena, bent psichologiškai. Fiziškai tai čia mažai ką aš padariau, bet jo, taip išsunkia energijos. Sutiksime rytoj ant vandens. Visiems gero vakaro, gero ryto, gero vėjo. O, neblogas vaizdas. Marius. Kai būsiu ant vandens, bus dar geresnis vaizdas. Ir daugiau judėjimo. Labas rytas. Sveiki. Čia. Ne, va dabar diskutavom iš tiesų su kolektyvu, su vežėjais. Gal net geriau būtų va ten numesti. Ten? Jo. Nu, tada mašiną reikia apsisukti, atbulą paduoti. Jo, galės. Ne problema, nes... A čia, kodėl? Na, čia iš karto ir prisišvartuotume, nes vis tiek čia reikės ir nusiardytą visą medį, ten metalą, tai savo ramiai greit prisirišom laivą ir čia kimo prie platformos, o čia dar reikėtų išplaukti, kad kitiem netrudyti. Tai toks būtų ir gylis čia saugesnis. Jo. Per toli randasi, niekaip nekiek 10 metrų, tai gali atkelti. Jo. Nu tai reikia jis atsistotų. Ką? Tas pats. Sakė toks pats, geltonas. Tai va, žodžiu, kad būtų strėlį kuo patogiau, turim apsukti 180 laipsnių. Laukiausia, tai sulaukiam Edvino, padiriguos ir apsuks. Tris dar dadam.
Bandom, antras bandymas. Bandom. Trečią kartą, ketvirtą, nepamenu. Kiek turi? 10 kokią duok. Viskas. Idealiai gremžlė. Jis dažnai dabar širdis to. Reikia visiems sušokti, kiek žmonių telpa. Bandymus atlikau. Mes savo seniai. Kiek naktų?
Jo, mes tada sušokam. Songs we play together feel like we're on holiday. I got a feeling it's a good day. We're driving downtown, foot pushed on the pedal. Move to songs we play together feel like we're on holiday. I got a feeling it's a good day. Normalus, ką žinau, o žiūri ten. Ne alkoholinį paėmės. Į vaikų skyrių su pučką nuo jie nupirko. Normalus šampanas. O ką, norėjai alkoholinio? A girdi, sako Tomas, į baką. Į baką. Nu. Pone kažko. O, ir į vėliavą, Lituaniką numuša. Opa! Oho! Gerai, dar turiuko. 200 eurų. Tai nepildau, nieko pačiojo neturi, tik drama, simboliška. Tris grubus. Štomą pasipilsime. Jo. Ir tu. Tu čia ką sudės? Nieko neliko, palaik Tomo. Reikia, tas simboliškai žalia. O reikia, sako, nieko neliko. Už ką palaikyti? Sulčiu, va. Nu, gerai, kad gerai plauktų, kai sako. Kad sėkmingai, Kad Neptūnas globotų. Senelis, auka, telefoną. Dar 200 eurų bauda. Kiek daug įsitaškė to šampano? Pusė kokį išvarėjau čia. Ant Merkurijų. Aisim tik biškį ten išėjo. Nuo denio dar. Reikia 3 litrus pirkti, žinok, iš karto. Visą sunkiai vieną pusę, ne? Čia visi vaikšto. Vaikšto. Ir užfiksuoju, kad nefiksuojama, ne? Kas čia? Pavaikščia? Ne, čia gumas tiesiog. Ai, gumas. Nepastebėjau jų niekada. Ai, Defenderis dar reiks sukelt po to. Čia jau išplaukė. Tai jeigu galą sustumėlį sutrasti, neapsimoka žaisti. Nu ką, bandom? Atstuminėjot priekį irgi, ne? Taip pala. O klausyk, Aurė. Ką? O tas kaip vardas, jisai grįš iš karto? Kas? Nu, šitas su skatinimu. Turbūt grįš. Nežinau. Paklaus, tai kiek. Gal tada plauktume? Tiek to? Į čia einam, į mane. Palauk, čia skirtingi nori, ko norit? Nieko. Taip viskas, varyk į mane. Man sakė, tu gal su juo grįžti. Į priekį bandom, ne? O kada grįžtat? 3 valandos. Nu, Aurė, aš jau jungiau variklius. Tai patiniai po vieną tu varyk. Dešinį tik. Greitai. Trūksė. Einu, pažiūrėsi, kas į galą darosi. Paplūdysi. Matai apsukas, eina kas nors. Matau, va, tos. Tiek nuplaukė. Žiūrėk. Eina, greitis eina. Vairavimas. Kaip sukasi, einam pažiūrėsi. Kaip jausmas, sukasi varikliai, jaučiasi. Jau sukasi, jie taip labai tyliai sukasi. Gal Auri benzą gesink, nereikia jo, ne? Nu ką, bandom su elektra, tik tais plaukiam su elektra. Kiek? Biški gal su dešinio daugiau užvarį. Nu. Ant elektrinės. Nes ten, žinai, Čia gali tik būti elektra. Tik elektra. Ką gali gumą? Krantas. O 1,5 kW vieną padavęs. Žiūrėk, 3 kW. Ai, man žiūrėk kaip šeria. Duodu dugną. Dugną duodi. Duodu dugną. Abiem duodi? Dabar su abiem dugną. Žinai, labai arti varai. Žinau. O, įkelėk į kalą. Auri! Abu 6 kilovatai.
200 amperų iškart lupa. 200 pilnų fodą. Tu visą dugną įvarėjai. Dabar dugnas. Atsargiai galą nepakabinsiu, labai taip užvaręs. Jo. Gal tai biški dabar. Gal tu gal lėtink, nereikia tai Jo, neišsiliek pradžiai. Nes mes stabdžiam, turim stabdį atgal. Nu, teoriškai. Teoriškai seniau. Viskas teoriškai. Taip, bet labai žinai. Gerai, dabar per pusę, po kilovatą siurbė, va. Gerai, biški taip centriuką pasilaičiai. Čia iš galo tai vaistai Mačiau greitis kažkur. Čia yra vienos apsukos tipo. Ne, greičio, tai nereikia ploti ir jungti greitį. Šitas nerodys greičio. Nerodė šitas greičio šūdas? Ne, čia tik apsukos. Tai bet tą benzą gali gesinti. Ar RPM-as, trimas. Čia greičio nerodo. Ai, rodo kažkas kilometrų. Šiaip kameras reikia susijungti, man patogumai. Biški eurį kairiau pasilaikyk labai. Gerai. Wi-Fi'us neprijungtas čia seniai. Biški kairiau pasisukti. Net specialistai. Biški gal prisistabdyti reikia apgulom. Nes žinai, paskui ir šikną tau užmes biški. Taip, reikia galvoti apie šikną. Taip. Aš tai lėtinčiau. Ir čia esmė, kad gal lėtint reikia. palėtint. Jo, nes iš čia neskubėk išsiplauk, žinai. Esmė, kad kiekvienas posūkis reikalauja laiko, kol įvyksta Nu, efektas. ką tau reikia jungt priekį? Gerai, biški pasisuk, žinok, į dešinę eurį, Galą, ne? nes šikną užmes labai. Gal eis, nežinau, ką Į matai. dešinę pasisuk. Gerai. Kodėl? Gali būti, kad jis kampą, mes dar benziną turim. Aš dar gazą nedaviau. Davai. Benzą pajungiam. 3,5 apsukos. 2-3. Jo! 7 kilai. 7 kilai per valandą. Nu, kaip greitis? Gerai. Užtenka biškį. Maišelį. Sumuštinį norėčiau. Tai suvalgyčiau. Nu, kaip ir. Tai, kad projektas įgyvendintas Du pagaliau. metus, Aurimai, yra tiek autobusų nematai. Kad Neptūnas globotų. Taip. Kur tavo sultis, blemba? Nu, nieks neįpylė. Kad Neptūnas globotų. Dabar va kaip kažkas tokia ilgai. Labai gali viršam. Tai susistumė, tikėtis. Supranti, kad jie tai va, žinai, kelia toks vaizdas. Nu, svoris yra svoris. Aišku, matai, kas yra, tu gali dar biškį tada, jeigu ką, čiučiu dar priguldyt benzą. Kad jie, žinai, Nes ir čia taip žiūrint nėra sveika, nes, nu, aišku, tos seklės sandarius, bet čia yra vandens bakai. taip, šiaip tas rautas, žinai, ką važiau. Ir pas tai dabar, kai užgazavai, dėliu tos aklės. Čia viskas stabdė inkaras. Aš jaučiu, kad tas aklės, žinai, gauna aklės, kur mergina. Koks greitis? 6 ant 4. Nu, realiai optimalus greitis 6. Toksai protingas greitis. Protingas, kur niekas per daug nesitaško. Ir šiaip toksai patauso, ta prasme, nu čia su juo nieko liekščiai. Bet įmanoma. Bet įmanoma. 10 km. Vienu žodžiu, mano valtelė aplenktų. Aš tik ant 7 plaukiu. 10 metrų, bet bent apsuktum čia normaliai būtų. Bet, tai sakau, toks laužai. gal 15, nebent kokį 12 jisai priekį. Nebent reikėtų chebros į galą biškį, nes dabar mes į Jo, priekį. prisabintų dar papildomai. Jau čia iš šono gerai atrodo. O čia bomba. Einam, Aurimai, droną užkelsi pas. Nori, kad pakelčiau? Bet paskui jis įsistaigins į vidų. Tai va, jisai Nes, Išjungsi greitis. ai, nes aš esu vieną kartą kėlęs, tai čiut nenuleidai. Va, Jo, jo, sunkoka labai. labai. Wow.
Nu va, Lituanika, dovanėlė, puikiai veikia ir visas pats sukas ir papėlėlis. O čia jau Reimarino normali vėjarodė, kur rodo visus duomenis. O, biški čia atsargiai. Einam į galą. Da, man viršaus jaučiasi kaip suboja. Jo. Pala, dėl šitos kažkas. 18 saulės panelių, bendras kiekis apie 7,7 kW ir gerą saulėtą dieną apie 28-29 kW man prigamina. Į baterijas, kurias pilnai užpildo, tai kaip ir viskas gerai. Net keista, kad šitas daiktas jau padarytas. Wow. Kosmosas. O kiek čia prairkluota? Čia aš treniruodavausi čia klubų išplaukas su Lituanika. Čia atgal, intervalai arba ilgi irklavimai įvairiai. Daug prasukta čia kilometrų. Šįkart galėsiu su Bauthelsu išmirinėti po Kauno marias ir, sakykime, taip saugiai iki kokio, Birštono. Aukščiau daugiau akmenų, biškį sekliau. Tai čia stimulo ir entuziazmo noras. Daug kas klausia, ar kažkur kitur galėčiau keliauti su Bauthelsu. Man šiaip ūpo labai nėra. Kuršmarės man atrodo toks biškį per didelis blynas be kraštovaizdžio ir seklus. Tai tu turi labiau tik vagos laikytis. Kauno marios turi gan didelę laisvę plaukti kur tu nori, nes giliai neblogi. Ir čia mano namai. Sodas Gervėnupį, visa ten vaikystė. Čia priplaukėta, išvėjota, tai viskas savo. Super. Viską? Tai čia į lankelę viską. Čia, va. Čia vėjas. Aš jaučiau, nes aš stačiau droną ir jis... Kur čia skubėt, man čia per greit nesatplaukė, maždaug čia noriu plaukti ir plaukti. Per greit plaukti. Ką? Inkarą pasitestavo. Inkarą. Porai valandų. Gali pasitestuoti. Pasižiūrėk. Nu, kaip krenta. Čia. Nu, varyk. Taip, bet biškį tas vanduo išnaus. Tabaluoja, ne? Jo, tabaluoja. Biškį tie varžtai gal sublokė, sakyčiau, ne? Ne varžtai, visi turi laisvumo. Šysia savo. Pasuka, ne? Čia tiek. Biškį testuojam. Pakėlis. Ne, viskas gerai. Tik tai saidą žinau ribotas. Šiam ar 3 sekundžių viskas. Tungelau, negali grįžti, čia nėra taip, kad varo, nes jis turėjo 400 amperų paspaudimo metu. Tai gerai, spaudinam. Defenderį užtiekit kažkokį. Gerai. Su kamera esi dar reikės. Jo, davai. Galą tik tai. Nu, vienam įsivaizduok reikėtų, kiekvienas nuplaukė parplaukė. Paskui jau čia. Matuosi jau.
Tu išlipt ką, po tiek laiko. Kiek prie rampos būtų aukščiau? Būtų. Iki žemiau betalo. Jo, jau tada. Net nematė senelis. Nemačiau. Tik mosikavo ir rankšluošiu. Ryškė spalvė. Tai matai lieptas, jisai juda. Tomas man skambina valandos paskambinsiu Tomui. Tomas jau skambina, sako, Matai, čia lieptai traukia net... Tai nesvarbu kažką traukia. Kad išsilygintų biškį. Ja, jis arčiau prisiriš, gal mažiau daužysis tada, žinai. Ne, jis ant įtempimo nereikia, kad būtų, bet kai bangų nėra, tai gali per žingsnį būti. Šitas lėtas tai žmonių nematęs. Pirmas plaukimas. aš čia vienam išplauktų būtų, ne? Gaila, kad taip aukštai, nebent laiptelį. Po patai gali pasidaryti dar vieną bimą, kad tau remtas ir viskas. Laiptuką? Nu, ne laiptuką, nu tiesiog paleidžiu. Šoninė lenta. Šoninė viena lenta, kad tau būtų atrama kažkokia. Arba tą patį švėrėlį, va. Bam! Tai sunkus biški. Sunkus lieptą nuvarys. Nu ką, viskas sėkmingai. Viskas sėkmingai. Bautkiausas plaukėsi gerai. Tvarkingai, gražiai. Super. Super. Nu, jeigu turit kokių minčių, kokį galėčiau suteikti laivui vardą, duokite žinoti. Ir jo, prasideda naujas gyvenimo etapas. Bautkiausas gražiai priparkuotas. Ką, plaukiam su chebryte namo. Štai, viskas, dienos pabaiga atėjo ir pradžiai čia atplaukėm, paskui mus pametė su kateriuku atgal, susirink mašinas, viską. Ir dabar vėl grįžau prie Bautkiauso, viskas kaip ir sėkmingai, labai daug streso nusiėmė visi bičiuliai, statybininkai, draugai, kurie prisidėjo, tai atrodo irgi tikrai laimingi ir jiems irgi stresą nuėjom, nes čia tikrai ne vienas sakė, kuris dirbo prie Bautkiauso, plema sako, jau net sapnuoju ir tikrai viskas gerai, ar tikrai atsistos ant waterlinijos, ar kažko nepamiršom, padarėm, dadarėm. Na ir jo, 2 metų projektas ir svajonė, kuri gimė 2018 metais, panašu, kad kaip ir išsipildė. Gražus vakaras, uodai zvimbia, Tuanika ant stogo šviečia, nes yra saulės baterija labai mažytė ir turi mažą akumuliatorių, iš kurios maitinasi iš tos baterijos 2 lemputės. Tai čia man žmogus tai padarė. Viskas. Aš laimingas ir patenkintas. Tai šiandien tiek. Smagi emocija. Dabar aišku, dar reikės pajust gabaritus vis tiek. Pasitreniruoti su tokia mase, su tokiu dydžiu, su tokiu švartavimusi, bet su laiku, aišku, priprasiu prie tokio svorio dydžio. O vlogų, jo, tikrai bus, tai bet kokiu atveju reikės planuotis jau dėliotis naują kelionę, kas bus kitais metais ir apie gruodį plius minus planuoju pranešti apie ją.
O spalio antroje pusėje darysim su Forum Cinemas turą per visus Forum Cinemus. Kaip ir anksčiau suminėjęs apie visas planetos viršūnės. Tai Everestas, Aconcagua ir planetos aukščiausias ugnikalnis Ojos de Salado. Tai ten bus tokie gyvi pranešimai, kur aš pats būsiu ir dalyvausiu, ir su jumis bendrausiu, rodysiu ir tai, kas buvo vloguose, ir su savo komentarais, intarpais, istorijomis, ir gal kažkas, kas nebuvo vloguose, visokiomis istorijomis, tai toksai bus kaip ir video vakaras ir pokalbiai kartu su jumis. Tai nebus filmas Forum Cineme, bet tai bus montažas, be abejo, apie vienos kokios 1,5 valandos kartu su mano papildomais komentarais ir diskusijomis su jumis. Tai tą planuojam pasidaryti su Forum Cinemu spalio antroje pusėje. Tai irgi reikės prisėsti prie visos medžiagos ir pamontuoti kažkokį gražesnį filmuką, kad kartu galėtume jį pasižiūrėti, padiskutuoti, pasijuokti, pasidžiaugti, paliūdėti ir tiesiog jo prisiminti kalnus. Tai tas laukia spalį, o iki to faktas bus truputį turinio ir iš laivo, iš gyvenimo prie Kauno marių ir taip, dėliotis nuo kelionė kitiems metams. Tai viskas ateityje, viskas juda į priekį. Ačiū už jūsų palaikymą ir tai yra labai svarbu. Tai ačiū, kad buvot. Susitiksime kitame vloge. Iki bičiuliai.